Anykščių rajono savivaldybė jau pritrūko vyriausybės skiriamų lėšų gyventojų socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už šildymą. Socialinės apsaugos ir darbo ministras sako, kad savivaldybės jas mokėti turėtų iš savų lėšų. Tačiau rajono vadovai tikina, kad savivaldybė dėl to gali bankrutuoti. 2 vaikus auginanti Troškūnų gyventoja sako, negaunanti pašalpų už vaikus, o kartu gyvenanti sesuo už kovą negavusi 200 litų socialinės pašalpos ir tiek pat kompensacijos malkoms nusipirkti. Baisu, nežinau net kaip šnekėti. Tai gerai, kad dar mama yra iš pensijas, tai tik padedu. Šiemet rajone beveik 3 kartus išaugus bedarbių skaičiui, 2 padaugėjo ir žmonių, gaunančių socialinę pašalpą ir kompensaciją su šildymą. Jie savivaldybė moka iš valstybės skiriamų tikslinių lėšų. Tai yra susiję ir su tuo, kad lėšos taip pat, reikalingos lėšos taip pat jos yra padvigubėjusios, o skiriamos lėšos pagal praeitus metus iš tiesų yra ženkliai mažesnės negu lėšų poreikis. Vyriausybė kas mėnesį šioms išmokoms savivaldybei skiria beveik 400 000 litų. Tačiau pervedus beveik 20% mažiau, pašalpų už kovą nesulaukia apie 700 rajonų gyventojų. Turėtų šį mėnesį pravesti, nes trūksta pinigėlių, kaip ir visur, žinokit. Nu, laukit. Rajono valdžia vyriausybės prašo beveik 2 milijonų litų. Šalies savivaldybėms pritrūkus lėšų tokioms išmokoms, socialinės apsaugos ir darbo ministras sako, kad savivaldybės pačios turėtų ieškoti pašalpos mokėjimo būdų ir žada skolas ateityje grąžinti. Finansų ministerija nusprendusi tam tikrą grafikų pervedinėti lėšas, todėl mes ir prašėm savivaldybės ir dauguma jų geranoriškai žiūri tą situaciją ir manevruoja savo lėšom tam, kad socialinės išmokos būtų išmokėtos. Nusprendė mažinti ir kuro limitus, ir telefonų, ir savivaldybės tarybos narių. Ten išmokas mažinsime, bet to klausimą neišspręsime, kadangi mes tų lėšų negalime panaudoti. Jos bus taupomos tik tai biudžetui. Rajono vadovai tikina negalintys savivaldybės lėšų naudoti pašalpoms, nes tada teks patiems bankrutuoti.